Labas rytas. Jūs žiūrite laidą apie ūkį ir bites. Vis artėjantis pavasaris verčia nerimauti tuos ūkininkus, kurių laukuose dėl netvarkingų melioracijos sistemų ilgiau nei pas kaimynus telkšos vanduo. Pasirodo, norint nusausinti laukus, dažnai net nebūtina įrengti naujų drenažo rinktuvų. Pakanka tiesiog sutvarkyti griovius. Juolab, kad dabar tam galima pasinaudoti ir ES paramą. Kviečiu žiūrėti. Čia buvo miškelis, čia griovio nesimatė, kad čia griovys yra. Čia krūmų daug buvo, vietom biški matės, kad griovys yra, bet šiaip čia visi grioviai buvo užaugę, kadangi čia šviesos jie gauna, šilumos jie gauna, užšildo tą griovį, auga gražiai tie krūmai visi. Beveik ropom reikėjo ropoti, kad visus išpjauti, iškirsti ir išnešti, sukrauti ir išvežti tos krūmus. Šią šakų krūvą Biržų rajone kartu su tėvu ūkininkaujantis Igoris Bertolis sukrovė pernai rudenį. Ūkininkas spėja, kad jau dabar turi porą tūkstančių kubinių metrų žabų. Nemažai jų dar sukrauta laukuose, o pavasarį vėl pradėjus tvarkyti melioracijos griovius, kaip juokauja Igoris, bus galima ir su rimtais biokuro pirkėjais pasiderėti. Situacija buvo nelabai kokia, nes laukus dirbam, kelkraščius prižiūrėm, o grioviai palikiai buvo neprižiūrėtos. Ir mes jau šiaip buvom nusprendę prieš porą metų, kad reikia imtis priemonių ir tvarkyti tos griovius, nes visi yra melioracijos sistemos, visos užauga. O tai ant laukų jautėsi, kad grioviai prasti? Daug netrūksta, kad tiesiog su šaknim užaugtų visos tos žiotys, visos išbėgimai ir tada ir pasijaustų. Šiaip jau mes stengiamės ir prieš tai, kur yra labai kritiškos situacijos, jau tvarkyti tas vietas, kiek galėjom, kiek įstengiam tos daryti. Bet šiaip reikia visko iš eilės daryti ir aišku, būtų geriau, kad visi laukai būtų sutvarkytus. Lygų tarsi stalas Biržų rajono kraštovaizdį vagoja daugiau nei 7,5 km magistralinių melioracijos griovių. Rajone drenažo nusausinta 86 000 hektarų žemės ūkio naudmenų. Kaip ir visoje Lietuvoje, didžioji dalis sausinimui naudojamų sistemų įrengta prieš pusšimtį metų ar dar seniau. Maždaug 12% melioracijos renginių blogos būklės ir kasmet jų daugėja. Didžiausios bėdos tai yra krūmai, nes krūmų šaknis užkemša drenažo žiotis tiesiog aklinai ir vanduo nebeišbėga iš drenažo žiočių. Kita problema yra bebrų užtvankos. Jeigu tik tai auga krūmai, tai bebrai irgi pristato bebrų užtvankų, pakelia vandens lygį, patvenkia drenažo žiotis. Ne tik tai, kad nebefunkcionuoja drenažo žiotis, bet ir sugadinamas griovys, iššunta žolinė augmenija, atsiranda įgriovas. Kur griovys, ten ir bebras. Kol nebus išpjautos visi grioviai, tol ir tie bebrai gyvens. Tai mes galim, mes savo įsipjaunam, bet kaimynas neįsipjauna, ten šakos gražios, medžiai gražios, jam yra ką valgyti, jam yra ką gaminti. Jis toliau užtaiso tos griovis ir sugadina ir išpjautus griovius. Ir iš kiečių, iš vėlėnų, jeigu ir atrodo griovį krūmų nėra, bet bebrų užtvanka, aišku, netokia jau ten didelė būna, bet patvanka tikrai jaučiama. Kiečius suneša vėlėnas ir akmenų priridena, tai va, užtvankytės. Kiti ūkininkai ir patys įsardo, kol dar jinai ne per didelė, bet jeigu jau užleisi, pasidaro kaskados, jau tada iš vienos atsiranda kelios ir tada jau darosi sudėtingiau. Kur galima, einam ir kaimyno teritoriją, einam, papjaunam ir išardam užtvankas, nes kitaip, jeigu kaip ruduo buvo šlapės, negalėjom nupjauti, kadangi buvo vandenį daug, reikėjo nulaisti vandenį, kad galėtum kokybiškai nupjauti tos krūmus, nes ten pusę metrą palikti kamienus irgi negalim. Šiaip tai visų pradžia tai yra ir griovis, nes jeigu žiotis užaugusios, tai praktiškai nefunkcionuoja drenažo sistemos. Tai visgi, ar tai būtų valstybės lėšom tvarkoma, ar pats ūkininkas savais pinigais, tai pirmiausia turi pradėti tvarkyti nuo griovio. Nes jeigu griovis nefunkcionuoja arba prastai funkcionuoja, užstatytas bebrų užtvankom, tai žiotis po vandeniu ir praktiškai jos neveikia.
Kiek leidžia galimybės, Biržų rajono melioracijos įrenginiai tvarkomi už nacionalinio biudžeto lėšas. Dalinai savo lėšomis prisideda ir rajono ūkininkai. Rajone veikia 10 melioracijos statinių naudotojų asociacijų, kurios atsiradus galimybei pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje Žemės ūkio miškininkystės plėtros ir pritaikymo infrastruktūros priemonės žemės ūkio vandentvarkai numatytą ES paramą. 2012 metais pradėjusi gyvendinti naują priemonę pelno nesiekiančios investicijos, savo valdose esančius magistralinius griovius panoro tvarkytis 30 Biržų ūkininkų. Pradžia tai kaip ir visada buvo gana sudėtinga ir reikėjo pagituoti tos ūkininkus ir juos įkalbinti. Tai kada jau atsirado pirmieji, tąsyk pradėjo ir kaimynai. Geras pavyzdys yra užkrečiamas. Jeigu jau kaimynas pateikia paraišką, tai tada jau reikia ir šalia esančiam pateikti. Kaip ir visos priemonės, iš pradžių gavo ir kritikos, ir skeptiškai buvo žiūrima, ir klausimų, kad čia viską nepadarius, neveiks, nedirbs, neturėsim su kuo ir kaip ir visa kita. Tačiau nuosekliai einant šito keliu, atradus ūkininkų, kurie tikrai supranta šitą veiksmą ir šitos darbus, kuriuos reikia atlikti melioracijos grioviuose, pradėjus ją viešinti kaip reikiant, pasirodė, kad yra ne tik naudinga, bet ir galima ją vykdyti. Per tą šaukimą pateikė 30 ūkininkų paraiškas ir dauguma siekia maksimalią sumą 50 000. Ir dabar irgi yra toks susidomėjimas, ateina, tikrai bus ir viena ir žemės ūkio bendrovė kreipėsi, ir keletą ūkininkų kreipėsi, ir dabar ruošiam planus ir kai tik tai sąlygos leis, pamatuosim ir jie vėl teiks paraiškas. Pernai paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos skirta magistralinių melioracijos griovių tvarkymui, ūkininkai Bertuliai nusprendė pagaliau susitvarkyti 14 km labiausiai apaugusių griovių. Pernai po javapjūtės pradėtus tvarkymo darbus nutraukė žiema, bet nutirpus sniegui Igoris ketina vėl pradėti darbus. Juolab, kad 90% numatytų darbų jau padaryta. Čia yra ne vieną metam, kadangi ūkininkausim ne vienus metus, į priekį viską žiūrėsim, tai turim tvarkyti ir susitvarkyti. Buvom nutarę jau savarankiškai viską daryti ir tada atsirado čia tie paramos. Tai čia, kaip jūs sakant, dar paskatina mums tą dalyką, tai dabar valom, tvarkam viską ir patiem gerai ir kitiem maloniau. Čia nėra jokio pelno dalyko, čia yra gyvenimo būdas, galim sakyti. Gausim per derlių, sakysim, dar kelius metus, gal mes nelabai jausime, bet vis tiek eisi prieki, tai užaugsi, tada jau bus tą ištaisyti, kas bus jau tiek tol daeis, bus dar sunkiau negu dabar padaryti. Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos gali pasinaudoti žemės savininkai, kurių sklypai ribojasi su magistraliniais melioracijos grioviais. Pagal šią priemonę finansuojama 100% tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų, o maksimali paramos suma vienam pareiškėjui 50 000 litų. Be to, gavus paramą melioracijos griovio sutvarkymui, pareiškėjų reikės ne mažiau kaip 5 metus jį prižiūrėti. Sakyčiau, kartą per metus užteks nupjauti. Jeigu kiekvienas metais po kartą pjausis, jie bus švarus ir gražus. Kadangi mes savo laukų keliukus irgi pjaunam, mes kartu per metus nupjaunam, kartais 2 kartus nupjaunam, jie yra švarus, piktžolės neauga. Įsivalo viskas. Daug buvo visokių skeptiškų pamastymų apie melioraciją ir apie melioraciją dar keletą metų atgal žmonės visai galvojo kaip apie kažkokią dievo dovaną, kuri turi būti jiems padaryta, atlikta. Dabar keičiasi požiūris, kaip iš pagrindų keičiasi ir užtat aš manyčiau, tokį parama teikiama ūkininkui prisižiūrėti melioracijos griovį. Jeigu dar ūkininkas sugebės pasižiūrėti smulkius melioracijos darbus, kurie paprastai ir būna priežastis tų didžiųjų melioracijos sistemų ligų, patvarkyti vandens nuleidimo šulinius, nuleistuvus visus kitus, nedidelės sangrūdas, sakykime, sąnašų grioviuose ir visa kita, kurios duoda momentalų tokį efektą nusausinimo, vandens nuleidimo nuo laukų, tai iš karto bus visai kitas požiūris į jo kaip šeimininko, į jo žemės, nusausinto žemės
naudą ir požiūrį ir visą kitą. Tvarkosi žmonės, tikrai tvarkosi, yra net tokie, kur malkas galim pjauti iš tų griovių. Ir malkas gauna savo, ir tvarkas, bet yra ir tokių, kas galim ir matyti aplinkui, kad jie stovi ir stovės ir nežinau, kokios priemonės ten imtis, ar kad ir tuos sutvarkytų. Tikimės, kad pradėtas tas darbas, jo labiau, kada žmonės pamatys, kokia tai yra nauda ir savoje žemėje, savam griovyje, savam melioracijos įrenginyje, gali jisai pasitvarkyti už tai gaudamas tiesioginį išmoką. Tikimės, kad ir šiais metais nemažiau tų paraiškų sulauksime. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės pelno nesiekiančios investicijos įgyvendinimui šiemet, kaip ir 2012 metais, skirta 10 milijonų litų. Pernai norinčių tvarkyti melioracijos griovius ūkininkų atsirado ne iš karto. Tačiau iki metų pabaigos buvo surinkta paraiškų didesniai nei 9,5 milijono litų sumai. Spėjama, kad šiemet žemdirbiai bus aktyvesni. Ateina ūkininkas ir prašau, kad atsineštų žemės nuosavybės dokumentus. Pagal jos turimus dokumentus mes paskaičiuojam sąmatą. Ir dar užpildom paraišką, tai tik tai ūkininkui belieka ją nuvežti. Aišku, kad gerai yra, nes aš galėjau pasisamdyti žmonių dabar. Pasisamdžiau žmonės, kas galėtų dirbti, nes savo žmonių laistė dirbti prie griovių valymą. Yra savo darbų, ką daryti. Čia buvo specialiai samdomų žmonės, 4 žmonės dirba. Vienas iš mūsų žmonių buvo, kas su transportu važiavo, tai 5 jie čia 3 mėnesius dirba. Todėl, kad jokios technikos negalim panaudoti, viskas yra su rankom daromas. Kiekvieną šakelę reikia prieiti, nupjauti, negalim palikti aukštą, kad toliau negadintų žolių pjovimo agregato, tai čia viskas reikia beveik išropinėti tas griovys ir viskas yra su rankom daromas. Kaip sako liaudies išmintis, ankstyvasis paukštis dantis rakinėja, vėlyvasis akis krapštinėja. Tad galbūt verta paraiškas melioracijos griovių tvarkymui pateikti anksčiau ir juos susitvarkyti iki prasidedant pavasario sėjos darbams. Na, o po reklamos lankysimės Ukmergės rajone pas ūkininką Rimantą Čepelį, kurio tvartuose per 1000 kiaulių. Ukmergės rajone Baublių kaime ūkininkaujantis Rimantas Čepelis savo ūkyje sėkmingai taiko Švedijos kiaulininkystės sistemą. Pradėjęs nuo 5, šiandien skaičiuoja apie 1000 kiaulių. Ūkininkas džiaugiasi, kad Ukmergės turguje jo parduodamai kiaulienai reklamos nereikia. Prie skanios kokybiškos mėsos nusidriekia eilės. Įgijęs aukštąjį žemės ūkio išsilavinimą, Rimantas Čepelis sėkmingai dirbo kaime, o atkūrus nepriklausomybę ėmėsi ūkininkavimo. Kartu su žmona Eugenija laikė apie 100 karvių ir tiek pat kiaulių. Aplankęs nemažai ūkių ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse, ūkininkas tvirtai apsisprendė auginti tik kiaules. Kiaulė prieš karvę galbūt labiau galima sakyti tinginio darbas. Iš pradžių nusipirkom 24 paršavedės kiaulaitės ir pradėjom kurti savo ūkį. Įsiplėtėm iki 130, gal 8 jau kiaulių. Nebetilpo į tos tvartus mūsų tos kiaulės ir ieškojom patalpų. Tada tvartai buvo labai pigiai, šitą už 10 000, sekant jau 7 nusipirkom. Tuo metu, kai labai neturėjom pinigų, atrodė ir nemaži pinigai, bet šiandien, kai žiūrint, pabandyk pastatyti tvartų, kas jau sugriovė ir dabar statosi, tai jau reikia didelių lėšų įdėti. Šiandien šeimyninėme Čepelių ūkyje apie 1000 kiaulių. Tačiau Rimantas mano, kad Lietuvos ūkininkams šių gyvulių reiktų auginti dar daugiau, nes paskutiniaisiais metais jų gerokai sumažėjo, o paklausa išaugo. Per metus vienas Lietuvos gyventojas suvartoja apie 77 kg mėsos. Daugiau nei pusė, 43 kg, suvartojamos mėsos kiauliena. Sunkiausia apsaugoti, kad neįsivesum kokios ligos. Visas dėmesys yra apsauga. Paskiau, jeigu jau lygą įsivesi tvartan, jų koncentracija palyginus didelė, tas pas kaip ir paukštyna,
jau kas įsiveda, nedaro ką. Viską įsiparduoda, išdesinfikuoja vėl iš naujo. Ji panaikinti yra tam tikros lygos ypatingai sunku. Antras dalykas irgi labai kiauliam aktualu pašarai. Kadangi aš baigęs akademiją agronomas, tai man pašarų sritis žinoma. Jeigu gerus pašarus ruoši, nuo lygų saugaisi, mikroklimatų dar normalą palaikai, praktiškai stebuklo nėra ir rezultatai atsiranda. Pašarus patys ruošiame ir patys juos užsiauginame, nes su tėvuku dirbame apie virš 1000 hektarų. Ir kukurūzus, pupas auginam, žirnius, rapsą ir dauguma grūdinių kultūrų. Nekartą išrinktas pažangiausių Ukmergės rajono ūkininkų, Rimantas Čepelis nebejoja, kad ES parama padėjo ne tik išplėsti ir modernizuoti tiek jo, tiek kitų rajono ūkininkų ūkius, bet ir drąsiai kurti ateities planus. Ukmergės rajono ūkininkai tikrai labai aktyviai dalyvauja įsisavinant ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą. Rajone vyrauja nederlingos žemės ir smulkus ūkininkų ūkiai, taigi populiarios priemonės yra skirtos smulkiesiems ūkininkams. Populiariausios ūkininkų tarpe buvo žemės ūkio valdų modernizavimas pagal supaprastintas įgyvendinimo taisyklės ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonė. Taip pat ūkininkai mielai naudojosi ir priemonėmis pusiau natūrinis ūkininkavimas bei ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Dalyvavo perėjimo prie nežemės ūkio veiklos priemonėje ir iš viso 2012 metais šioms investicinėms priemonėms Ukmergės rajono ūkininkams buvo paskirta daugiau kaip 983 tūkstančiai litų. Pirmi pradėjom. Tai lengviau gavom, visi galvojo, kad bankrutuos šitiek didelis, įlendė vis tiek į tos bankus, viską. Tačiau dabar žiūrint atgal, jeigu mes to būtumėm nedarę, mes šito ūkio nebesuvaldytumėm. Tada reikėjo žmonių galbūt 3 kartus daugiau, nes tie kombainai buvo nyvos, tik išvažiavai sugedo. Vyrinį pusę dienos praėjo, jokio patikimumo. Siekdamas atnaujinti pašarų ruošimo techniką, ūkininkas pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų priemonėje numatytą paramą skirtą žemės ūkio valdų modernizavimui. Rimantas Čepelis įsigijo šiuolaikinės technikos, taip reikalingą ūkyje automobilį su šaldymo įranga skerdienai gabenti, modernizavo fermą. Įrengėm šėrimo linijas, ventiliaciją, kurie daug palengvino mum, atstoja daug žmonių, kurie dabar nereikia papildomai šėrykų daugiau. Vienu paspaudimo mygtuku pasišėrė visas kiaulės, belieka didžiausia priežiūra prie mažesnių paršelių. Dalyvavom nitratų direktyvos, nusipirkom mėšlui krauti teleskopinį krautuvą, kuris ūkiai ypatingai reikalingas. Mėšlo kratytuvą nusipirkom, abūdai nusipirkom po kombainą. Dabar galim visus javus nuimti su 2 tik kombainais. Su nauja technika geresni specialistai ateina dirbti. Ir patikima. Ūkininkavimo pradžioje Rimantas Čepelis augino Lietuvos baltasias kiaules, kurias dabar mišrina su kitų veislių kuiliais – Švedijos jorkšyrais, vokiečių landrasais ir pitrėnais. Tokie mišrūnai gerai auga, neserga. Čepelių ūkyje nuo ankstyvo pavasario kiaulės išgenamos į lauko stovyklas. Pasak ūkininko, gryname ore kiaulės užsigrūdina, daug juda, o nuo lietaus apsaugo įrengtos pašiūrės. Kaip ir kiekvienoj srity, tas, kas geriausiai dirba, tas daugiausiai ir uždirbs. Tas paskai, ar krepšininkus imkim, kur žvaigždės yra vidutiniokai. Tai ir čia, jeigu gerai dirbsi, liks. Antras dalykas yra labai, mes skaitom, didelis pasiekimas, kad patys išaugintą savo produkciją prekiaujam. Nes jeigu ar tas visokius uabus vežti tas kiaulės, praktiškai pelnas nesimatytų gal jo. Realizacija visiems ir pats sunkiausias
dalykas. O mes turgui turim 2 vitrinas, sugebam jas aptarnauti, išlaikyti, mums išspręstas realizacijos klausimas. Mūsų mėsa visą laiką sako, kad gera. Ir visi, kurie tik tai ateina, tai vis ieško, kur čia ūkininką čepelę, vitrinos. Nes žino, vasarą mato, kaip kiaulės laukuose ganosi. Natūraliom sąlygom auginam, savais grūdais. Labai patinka, čia ūkininkų pačių savo užauginta. Ir labai seniai, jau gal 10 metų, gal čia visą laiką pirkdavau. Įdėjus į vandenį ten nepasidaro kaip pienas, čia kaip nuosava kiaulė būna papjauta. Dar prieš keletą metų, norėdami paskersti kiaulės, čepeliai jas veždavo į Jonavą. Šiandien ūkininkai džiaugiasi nuosavą skerdyklą, kurioje dirba 2 samdomi darbininkai. Mes dabar randamės, kur skerdžiam kiaulės, vyksta jos vilinimas, nuplovimas. Jos yra našumas 20 bikonų dienai. Mes taip jau normaliai dirbant 8 valandas paskerdžiam, tačiau mums tiek poreikio labai retai būna. Taip po 10. Aušinimo čia zona. Būna vasarų visokie ventiliatoriai, paskersta kiaulė būna virš 40 temperatūros. Ji aušinama kokias 3 valandas, tada oro keliu patenka šaldymo kamera. Atvėsinta būna iki 7 laipsnių ar 5 vežama į turgavietę. Suskaldytos į 2 dalis. Pusiau tokias vežam. Toks standartas priėmimų į turgų, mato viską. Čia mes esame laboratorijoje, kurioje atliekamas kokybės nustatymas skerdienos. Pati didžiausia jau problema trichineliozės išaiškinimas, kad nebūtų. Rimantas Čepelis daugiau kaip 20 metų dirba savame ūkyje. Ūkininkas sako, kad sukauptą patirtį ir žinias turės kam perduoti. Vyriausias sūnus ir dukra su savo šeimomis jau dabar sėkmingai ūkininkauja. Jaunėlis sūnus taip pat žada grįžti į ūkį. Rimantas įsitikinęs, kaimas klestės, jei tik bus norinčių dirbti. Ten jeigu tu hektarą ar 2 turi, tu nebūsi milijonierius ir ten praktiškai nieko neuždirbsi, bet visus vaikus mokini prie darbo. Ir dabar kaip gaila, žiūrėk, šeimos, belieka jiem tik pašalpą pasimti, ir linksmai gyventi. Jau kai nuo gyvulių atpranta žmonės, reiks keleto dešimtmečių, kad lietuviai vėl pradėtų. Ir man kartais gaila, kai žiūri per televizijų Šveicarijoje, kalnuose, Alpėse, avis gano, avis melžia, tokioj turtingoj šaly. Ir vienas iki jų ministras sakė, mums tai viskas yra nuostolinga, bet mes turim savo produkciją. Visais atvejais garantuoti, kas beatsitiks, mes savos turėsim. Visada gera, kai savo turi. Kol kas Rimantas Čepelis prekiauja šviežia mėsa, tačiau pasak ūkininko dar turi atlikti keletą darbų, kad turgavietės pasiektų ir rūkytos mėsos gaminiai. Šiandien tiek, susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. Laidos kartojimo žiūrėkite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki! Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.